Labas rytas su antra advento diena. Kas manęs dar nepažįsta, tai aš su Gabrielė, susipažinkim, pasiek mane kitose platformose. Jau kokius 4 metus iš eilės filmuoju vlogmas. Tai jei neužtenka tik šitų vlogų, tai galite pasižiūrėti ir į praeitų metų vlogmus ir taip dar labiau užsikrėsti tą kalėdinę dvasią. Papusryčiavau, sumontavau jums vakarykštį vlogmą jau galo, tai šiandien bus įkeltas tikriausiai po darbo. Gerai, įdomiausias dalykas yra šitas. Tai išpakuokime antrą dieną, pasidarykime savo šventę nuo ryto. Reikia tik suras dabar tą dieną. Va. Šiaip man visai patinka ta tokia, kad čia išspaust reikia ir išplėšt. Nes praeitais metais turėjau Revolution, tai ten buvo tokios dažutės, tipo. O čia toks atpakuoji. Kaip iš čia? Mes čia turime tokį kažkokį daikčiuką. Turėjau. Ok, tai čia tiesiog šampūnas. Ko šiaip fainas, kelioninis dydis tiesiog. Tikriausiai bus ir kondicionierius. Ypatingai darbo nesirengiam, nes turim darbo rūbelius. Tai tiesiog būtent iš darbo rūbelius, kuriais prekiaujam. Toks bodis. Tai deduosi bodį tiesiog darbo ir jau džinsai kelnes gali būti mano. Tai jo, varau į darbą, nes jau laikas, jau 8:30 man atrodo, o aš nuo 9 šiandien dirbu iki 5. Tai visai gerai, nes dar turėsim vakarą laisvą, bet aš manau, kad vis tiek šitas video bus iš 2 dienų. Tai šiandienos ir rytojaus. Viskas, lėkiu į darbą. Atėjau vandens, nes šiaip valgyti atsinešiau iš namų. Dar pamačiau mano mėgstamiausiai varškytį šitai, dabar yra 1+1, tai labai noriu, nes tiesiog mėgstamiausia, kiekvieną dieną aš jau galėčiau valgyti. Tai viskas, varau pietauti, šiaip dirbam labai daug, tai bet bent jau gerai, labai greit diena praeis. Labai aš čia romantiškai valgau, turiu lietinį blynų, išsikepus buvau, tai įsidėjau į darbą tiesiog, sandėlį valgau. Nes, o kodėlgi ne? Sandėlys yra sandėlio vaibelė, parduotuvė gražiai atrodo. Jau senai grįžau, kokią dabar gerą valandą laiko sėdėjau, montavau video, kurį jūs dabar žiūrit ir dar įkelinėjau vlogmas pirmą dalį. Tai jau tokia, nežinau, išalkus labai, nusiskučiau bulvių, nes užsinorėjau pasidaryti kotletukų, nes turiu kiaulienos faršo ir gavau gal su makaronais, bet tada pagalvojau, kad labai noriu tokio namų maisto, tokia grinai bulvytė, kotletukas. Tai pasigaminsiu daugiau, kad rytoj galėčiau pavalgyti ar ten darbą įsidėti. Kai neturi virtuvės grinai savo, tai atrodo, kai jau gaminiesi ir eini, tai tada jau pasigamini iš karto daugiau, kad nereiktų ten kiekvieną kas sekundę vaikščiot, kai tik vos nori valgyti. Tai visada turi to maisto jau pasigaminęs. Aš ką tik tiesiog ramiai suvalgiau, žiūrėjau vlogmas, žmonių ir savo įsijungiu pažiūrėti, nes visą laiką reikia pažiūrėti, ką įkėliai. Ir žiūriu, išmetė man praeitų metų vlogmą mano ir aš nuvėjau pasižiūrėti. Ir aš žiūriu. Ir aš čia kalbu, ane? Su vlogmas pradės su gruodžiu, su adventu.
Ir aš žiūriu ir man tas auskaras, aš kaip jo pasiilgau. Jūs neįsivaizduot, aš kai išsiėmiau tą smiley auskarą, buvau ten prisisvaigus, kad ten mano dantim žiauriai kenkia ir panašiai, bet aš žiauriai jo pasiilgau. Bet problema yra ta, kad aš jį išsiėmiau gal gegužę ir Liepos mėnesį, kai važiavau į festivalį Jagos, aš norėjau jį įsidėti ir aš bandžiau įsidėti, bet aš neradau ten, kur įdėti, aš neberadau tos skylutės, tai aš tada jo ir nesidėjau ir pagalvojau, kad, nebeturiu to auskaro, užgyjo, bet neįmanoma, aš 3 metus nešiojau, neįmanoma, kad taip greit užgytų. Aš noriu dabar pabandyti įsidėti, aš nežinau, ar man išeis. Bet šiaip turiu auskariukų gan nemažai. Bandžiau, bet čia, kad užgyjo man tą lūpą. Taip norėjau šito auskariuko vėl pas save. Vis dar noriu to auskaro, o dabar jau 11:30 nakties. Nežinau, jeigu už poros dienų dar norėsiu, gal ir prasiversiu. Ir tikiuosi, kad geriau seksis negu per tą video. Manau, gal ne visi yra matę, bet yra šitam YouTube mano kanale video, kur aš veriuosi tą auskarą, tai tikiuosi, kad geriau sektųsi negu tada. Eisiu miegoti, bet ir prieš miegą noriu paskaityti knygą. Šiaip dabar buvau sustabdžius su knygom, bet vėl noriu prisėsti ir paskaityti. Ir šitą knygą jau tikrai senai esu nusipirkus, bet neskaičiau, nes jaučiau, kad nenoriu dar iš jo skaityti. Tai meilė kaip apsėdimas. Tai kaip ir sunku paleisti. Va tokią knygą pasimsiu ir paskaitysiu prieš naktį. O dabar atsveikinu su jumis ir susimatom rytoj. O kadangi čia yra video iš 2 dalių, tai susimatom sekundės. Labutis, labas rytas. Rašuosi į darbą, tiksliau greit važiuosiu į darbą, bet norėjau prieš darbą pasisveikinti su gruodžio 3. Jau mes 3 dienas in. Šiandien dirbu nuo 1 iki 9, tai šiandien diena yra tiesiog darbo, nes tiesiog atsikėliau, pasidariau visus reikalus, susiplanau rytojų ir dar vieną dieną, nes bus 2 išeiginės man, tai rytojaus, prasme, 3-dienio ir 4-dienio video bus daug įdomesnė ir manau netgi po 1 dieną filmuosiu, nes nedirbsiu ir tiesiog jau veiklų turim ir su draugė pasiplanavom ir viską, tai daug įdomiau viskas bus negu šitas video, nes šitas video grinai yra darbo, tai pripraskit. Kai aš dirbsiu, bus tokie video. Daug nebekalbėsiu, nes jau labai noriu išpakuoti kalendorių 3 dieną. Gerai. Oh no, aš noriu žiauriai gražiai įplėšti, o ne kad jisai man plyštų negražiai. Jisai plyšta negražiai. Ir gerai, turėsim 1 dieną pakuotą nelabai gražiai. Kągi mes čia turime? Buteliukas kažkoks. O dievis man... Taip norėjau gražus kalendorių, kad jisai gražiai pakuotųsi. Ir gerai, tai neplyšta. O mesgi čia turime... Man atrodo, čia micelinis vanduo bus, taip? Micelinis vanduo. Šiaip... labai naudojamas dalykas ir dar tokio mažo kiekio, čia grinai, kai varai kur nors, tarkim, į kitą miestą, į kokį nors, nežinau, koncertą, ar pas draugę nakvoji, ar pas vaikiną kokį nakvoji, ar tuo labiau, kas turi, pavyzdžiui, vaikiną, tai pas vaikiną pasilikti va tokį buteliuką ir turėti. Čia yra žiauriai gerai, man labai patinka. Šiaip su draugė turim vienodus kalendorius su Kornelija, tai fainai susirašom, kad visai geri daikčiukai tokie, kur tu grinai kelionę gali sėdėti ir panaudoti ir nežinau, kol kas man patinka. Šiaip rytoj bus daug filmavimo, bet va tai siuntai atidaryti, nes jau gavau visus kodus ir viską, ko reikia tai siuntai atidaryti, tai bus kažkada video, bet čia geros savaitės 2 bėgyje, nes reikia, kad tą video dar peržiūrėtų ir patvirtintų, kad jisai gerai nufilmuotas, tai čia, žodžiu, daug darbelio. Bet, žodžiu, rytoj bus siuntos filmavimas, reikia galvą įsiplauti, nes jau kodukas kažką reiškia. Dar nagas nulūžo darbe, tai irgi reiktų pasidaryti. Žodžiu, tokių dalykų yra, bet nežinau, ar aš tai filmuosiu, aš manau, šiandien po darbo tiesiog greit grįšiu, tai viską pasidarysiu, kad rytoj galėčiau freshly filmuoti įdomų vlogą ir nesitrukdytų su nagais ir maudymasis, kad būčiau iškart gražiai jums. Tiek, žinokit, per šitą vlogą varau dirbti tiesiog ir nelabai ką daugiau ir pafilmuočiau. Tai čia, manau, ir užbaigsiu šitą video, greičiau sumontuosiu, greičiau kelsiu. Ačiū, kad žiūrėjot, susitinkam 3 vlogme, nepamirškit pasubscribinti ir palaikinti šitą video. Labai laukiu filmuoti jums toliau. Bye!